Sveiki! Šios pamokos tema – šoklumas. Per pamoką turėtumėm lavinti šoklumą žaisdami, susipažinti su šuolių mokyklėle. Pradėkime. Išsirikiuokite į eilę pagal mokytojo komandą. Pakartokime pagrindines rankų padėtis. Stovint vietoje ir einant ratuku, atkreipkime dėmesį į judesių tikslumą ir taisyklingą kūno padėtį. Pažaiskime žaidimą milžinai ir nykštukai, stovint ratuku ir einant, laikant rankas įvairiose padėtyse. Primenu, kad kai girdite komandą milžinai, einame pasistiebę, o kai išgirstate nykštukai, keliaujame pritūpę. Mokykimės rikiuotis į vorą po vieną. Visų pirma, reikia žinoti, kad vora tai rikiuotė, kai mokinys stovi vienas paskui kitą. Lygiuoti joje reikia pagal priekyje stovintį mokinį. Tarpas tarp vaikų stovinčių voroje – 1 žingsnis. Kad galėtumėte laisvai ištiestą ranką uždėti priekyje stovinčiam draugui ant peties. Pamėginkime rikiuotis į vorą po vieną įvairiose aikštelės vietose pagal mokytojo komandą. Pažaiskime žaidimus prie savo vėliavėlės, o vėliau tvarka ir netvarka rungtyniaujant, kuri komanda tiksliau atliks užduotį. Na, o dabar keliaukime pas kamuoliukus į jų mokyklėlę. Sustokime po 2, meskime kamuolį aukštyn prieš save ir stenkime sugauti abiem rankomis. Tas pats metant kamuolį į grindis. O dabar pamėginkime mesti kamuolį stovėdami porose. Vienas nuo kito turėtumėm stovėti 3–4 metrų atstumu. Pažaiskime žaidimą grandinėlį. Vaikai, sukryžiavę prieš krūtinę rankas, susikimba sudarydami grandinėlę. Lenktyniausime, kuri komanda greičiau sudarys gražesnę grandinėlę, rikiuodamasi įvairiose vietose. Šuolių mokyklėlė. Pašuoliuokime vietoje ant abiejų kojyčių, laikydami rankas įvairiose padėtyse. Pavyzdžiui, šuoliuokime nuleidę rankas, iškėlę rankas, ištiesę į šonus ir taip toliau. O dabar pašuoliuokime vietoje viena koja, kita koja. Tai viena, tai kita. Šuoliuodami apsisukime aplink. Pamoka baigta.